Kaip tik Monika uždavė klausimą, kuris, kai aš kaip tik važiavau į Kauną, man buvo labai įdomus. Tu turėjai sekso sceną kine. Ir man visą laiką yra įdomu, kai aktoriai myli protą, mylisi su tavo proto, aiškindami, kad kai tu su aktore guli nuogas lovoje, tenais ar bučiuojasi, ar lėtiesi, tai yra tiesiog darbas, aš aktorius, aš profas, aš nieko nejaučiu, man tikrai neatsistoja. Išplėskite. Ne, tai jeigu apie tos ten fizinius dalykus, tai tiesa, nes tai tikrai yra darbas, aplink tave yra 6 žmonės, kokie arba 7 mažiausiai. Ir tai buvo pirmas kartas, kai tu tai darėjai stovint 6 žmonėms aplink. Nu, nemeluoju. Palauk, tai neišduok tų kartų, kuriuose pats dalyvavai. Nereikia apie to šnekėti. Bet, tai kokie keli operatoriai, režisierius laiką sako, o dabar pasisukite vieną pusę, o dabar pasisukite kitą, o dabar tu ten užlipk ant jo ir imituokit, kad tu esi iš viršaus, o dabar tu ją parversk. Na, tai tu visą laiką yra kažkokie tai nurodymai daryti, ta prasme, ne, tai irgi nėra naujiena. Bent jau pačiam, kiek girdėjau, vaikštai į susibūrimus, berods swingeriai vadinami. Aš net nežinau, ką tai reiškia. Aha. Bet tai vis tiek tai yra gyva moteris. Tai aišku, kad, bet šiaip, pavyzdžiui, mes su Karinka, kai filmavomės toje scenoje, su Karina Stungytė aktorė, miela draugė, ir tik tai, tai mes, aš kiek prisimenu, tai bent jau visą sceną filmuodami pražvengiam. Tikrai juokiamės labai daug. Bet tai yra vis tiek graži moteris, yra nuogi kūnai, ir jie liečiasi, ir darosi dalykai, ir momentai, ir nieko. Nieko, nes, aš nežinau, kaip tau, kiek tau reikia, kad tu pasiektum ten susijaudinimo kažkokį tai lygį. Aišku, kad yra jauduliukas, aišku, kad malonu, ta prasme, bet ne iki tiek malonu. Ir kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, man bent jau, kai man daro masažą ir kai tu esi masažo kambarį, ir tau masažistė daro masažą, kokia tai bebūtų masažistė, bet tu kartais užsimiršti, atsipalaiduoji ir kai tau sako, o dabar ant nugaros atsiverskit. Tai tu, tai kartais tau reikia pasakyti, kad šitas dar minutėlę palaukime. Papasakokit, ką nors baisaus. Tai būtent, supranti. Tai tuose įvykiuose, žinok, tu netgi labiau susijaudini. Bet kai tau reikia, žinai, mintis yra, va čia va dabar aš turiu, atrodyti natūraliai čia. Bet vienaip ar kitaip pavyksta kažkaip, nes mes tikrai vienas kitam, dabar pasme, kaip su Karina, dar yra labai svarbus aspektas. Kai vienas kitam iš tikrųjų jauti kažkokią tai simpatiją, nebūtinai, aš nežinau apie tą simpatiją, bet kai tu žmogui simpatizuoji, tau yra fainas žmogus, tu su juo bendrauji, tu turi apie ką su juo pasikalbėti, kai yra kažkokie tai artimi dalykai. Ir mes susibendravom su Karina ir mums buvo tikrai nesunku visą tai atlikti. Taip, kad viskas ok. Ir be to, aš atsimenu, kai aš atvažiavau į filmavimo aikštelę, mes nusifilmavome pirmas scenas kažkokias tai ten, kur nemeilės. Ir tada aš turėjau išvažiuoti į koncertą, aš išvažiavau ir kitą rytą grįžau ir sako, Hebra, dabar ruošiamės tai scenai. Ir aš taip, kokiai scenai? Ir aš kažkaip gal scenarijų blogai buvau perskaitęs, tipo, mylisi parašyta. Ir aš taip, Tas toksai, kur būna per intervus lauštiniuose skliaustose juokiasi. Juokiasi, tai va, būtent. Lauštiniuose skliaustose mylisi. Nes kad bučiuojasi, skliaustose žoskai. Aš žinau, kad mes bučiuosimės ten normaliai, bet kažkaip tą mylisi praleidau. Ir bent jau, aš atsimenu, man pasakojo Karina, nes aš kai išvažiavau į koncertą, pasakojo, kad režisierius su vienu iš režisieriaus asistentų, jie dviese, jie ant tos lovos tipo, Karina, žiūrėk, reikės taip daryti. Ir jie dviese, režisierius, moko ją kaip ir jie tipo, žiūrėk, Rusla, taip, pas mane atsisėdęs dabar taip. Tai žodžiu, tu ant veido būsi taip atsisėdus, ir judi, žinai, kaip reikia. Tai va, du vyriokai mokė Kariną, kaip reikės atlikti seksą. O jie tai darė pakankamai įtikinamai, kad tu suabejotum jų seksualinę orientaciją. Manęs ten nebuvo. Ai, ok. Beje, tu apie koncertus pradėjai kalbėti. Aš žinau, kad
Ryšių kemelėje čia tau yra kaip ir treniruotė, ne? Jo, treniruotė dėl to, kad kitą savaitę antradienį, rugpjūčio 5 dieną, čia su grupe surenksime gyvo garso koncertą. Taip, kad visi, kurie dar nenusipirkę bilietų, neįsigiję, tai prašau, kaip mes esate kviečiami, maloniai prisijunkite prie kitų. Antradienį, ne? Antradienį, jo, 8 valandą. O aš galiu ateiti? Tu būsi Kaune? Aš man atrodo būsiu Kaune, jo. Nes tas pats koncertas bus trečiadienį Vilniuje, 8 valandą. Ai, bet aš trečiadienį čia Kaune greičiausiai būsiu. Bet aš tai nežinau. Jeigu tu trečiadienį Kaune būsi, tai atvažiuok jau iš anksto antradienį ir ateik čia į koncertą ir pabūsim kartu. Draugai, antradienį Vaido Baumilos koncertas, ateikite ir pasiklausykite, kaip jisai dar vieną versiją Myliu padainuos. Man atrodo, kad tu tą Myliu dainuos visą gyvenimą. Dubstepinė versija. Myliu ir dropas. Bet kai mano Samas pasakė, kad tu būsi tos vienos dainos atlikėjas, tai man atrodo, bent kokius 4 ar 5 metus aš tyčia nedainuodavau niekur tos dainos. Absoliučiai niekur iš principo. O dabar, žinai, truputį košės įgavau ir pagalvojau, Nu, matai, jisai kaip žmogus ne vienos dainos, suprantigi, autoris, tai per kiek laiko pakeistum iš planetą Sankabą? Čia klausia Alex, iš planetą. Žinai, kas yra iš planetą? Žinau, kas yra iš planetą, bet aš dar taip... Moki taisyti motociklus. Mano triumfo Sankaba dabar yra šiaip tai... Išėjusi, biški sulūžus, nes aš buvau parvertęs motociklą, tai ten biški galiukas nukrito. Tai turiu atsarginę Sankabą, bet kol kas dar neprisirašiau pakeisti. Bet ką man keisti Sankabą, kai yra kas ją pakeistų? O žiūrėk, Įžas ten buvo kiti reikalai, ten tais laikais su Įžais buvo labiau ką pasidėti ir labiau ką suprasti. Įžas yra, kas nežino, Sovietų sąjungoje gamintas fantastiškas motociklas, kurio jeigu mano automobilisto žinios yra teisingos, tai prieš pakeičiant Įžos Sankabą tu gali ją taisyti tik tai sugėdojęs Sovietų sąjungos himną ir tik tai tada Sankaba pasiduoda. Tik tada, ne? O beje, tu esi kritęs jau nuo motociklo? Nes yra sakoma, kad... Yra motociklininkas, kuris jau kritęs ir yra, kuris dar nukris. Taip, tai aš iš to antro varianto. Tai. Važiuoji bikerių suvažiavimus? Bikerių suvažiavimas vienas jau buvo atidarimas, tai jame dar nedalyvavau dėl to, kad motociklas atkeliavo tik tai vėliau, bet esu pakviestas spalio mėnesį uždarimą. Tai. Ok. Žiūrėk, čia dabar kaip tik, aš dabar noriu, kad tu pajaustum mano skausmą. Štai klausimas tau yra toksai. Papasakok anekdotą, ką? Aš šią frazę girdžiu pakankamai dažnai. Atėjo ir tavo eilė, Vaidai. Papasakok juodą anekdotą. Ko iš anekdotą pasakau? Papasakok juodą anekdotą. Ar tu žinai kokį nors juodą anekdotą? Ten kokį nors... Ne, tas toksai per daug. Vienakė Marytė nebeįdomu, kas gyvena Inkilėlyje. Arba... Aš žinau tokį, bet čia reikia truputį parūkyti, kad šitą... Štai tokius dalykus mes išsiaiškinam apie Vaidą. Cigaretę. Taip. Tu būna, kad parūkai cigaretę? Būna, kad parūkau karts nuo karto cigaretę. Būna. Toks mano guilty conscience, žinai. Guilty pleasure? Guilty pleasure, ja. Aš dar nei karto nesu... Aš esu bandęs mesti rūkyti. Ir tai buvo mėnesį. Ir tik tai dėl to, kad aš bijojau pralošti dėžę alaus. Beje, gal kas turite dar klausimų? Tai anekdotas, ne? Nepasakot anekdotą. Pasakosi? Nepasakot. Papasakok anekdotą. Tenais bus klausimas iš karto po to. Kokį papasakot? Apie ką? Ašgi ten jums pasakau, kelis nebeprisimenu. Nu? Apie... Vaidučio, mes turime mažai laiko. Nu ir kas? Gerai, papasakosiu. O, žinau vieną. Grįžta vyras iš komandiruotės, standartinės situacijos. Taip. Bet tu šito gal nežinai. Šitas visai neblogas. Čia tas standartinis, bet jis kitokią pabaigą turi. Man tikrai dar niekas nebuvo girtas bare prieėjęs ir pasakojęs.
gali panaudoti, jeigu nori. Grįžt vyras iš komandiruotės namo, ateina auksinį žuvelį. Sako, sugalvok 3 norus ir gausi mano dukterį pusę karalystės. Gerai, apie auksinę žuvelę. Apie auksinę žuvelę. Papasakosiu apie auksinę žuvelę. Gaudo, bičias žuvis, gaudo. Ir vieną kitą traukia. Ir opa, ištraukia auksinę žuvelę. Ir ta auksinė žuvelė sako, žvejai, būk geras, paleisk mane. Mūsų beliko tik tai 3 šiame ežere ir visame pasaulyje apskritai. Aš išpildžiusiu tavo 2 norus. Jisai tai žuvį pasižiūrė, hujek per akmenį, kibirą. Toliau saužvėjo, žinai, vieną kitą traukia, opa, ištraukia antrą auksinę žuvelę. O jinai, žvejai, aš žinau, tai jau mūsų vieną seserį nužudėjai, pasmerkiai mirio, bet klausyk dabar paklausyk, manęs nežudyk, mūsų liko tik tai 2 šitam pasaulyje ir aš išpildysiu tavo 5 norus, tu tik mane paleisk, aš išpildysiu tavo 5 norus, jis taip pasižiūrė, pukšti akmenį į kibirą, toliau žvejoja. Na ir aišku, sugauna 3 auksinę žuvelę ir sako, žvejai, aš belikau viena šitam pasaulyje, aš pildysiu tavo norus, bet kada tu tik panorėsi, kiekvieną tavo norą, viską išpildysiu, visą laiką pildysiu, tu mane čia ateisi prie ežero, aš visą laiką išpildysiu tavo norą. Jis žiūri tą žuvelę, nu ни хрена не понимаю, блядь. Čia paplaukit. Žiauriai, juokingai. Bet tas, kur apie vyrą, žinai, grįžtantį tikrai buvo juokingesnis, bet mane užbarinai. Žiūrėk, tipo, kur Vaidai, dėl viso pikto nemes dainavimą. Apie šitą bairį, beje, mes Londone sėdim, valgom, mes repetuojam, beje, muziklui ir kažkaip 3 sėdim, valgom ir kažkokia per radiją daina. O čia vat moteris atsiskaito už kavą. Ir kažkokia everything changes by you. Ir mes niuniuojam 3. Kažką. Ir ta moteris atsisuka ir sako, vyriokai, nemeskit savo dienos darbų, sako, nereikia. Ir taip, tipo, okei. Ir vienas iš mūsų sako, funny enough, sako, mes esam dainininkai, profesionalus, žinai. Ir tai tokia, užsiparino. Ar nedarė daugiau? Jūs galvojat, kad jūs dainininkai. Ok, mes tenais turime klausimą. Sveikas, Vaidai. Po sėkmingos pradžios kino industrijoje dar kai kur kvieti kokį filmą. Bei kaip tau rūklą, gavai iš AK-4MT pašaudžiau? Gaudžiau, auksinę žuvelę. Iš Geškės šaudžiau. Kas to liepia paklausti klausimą? Tai šaudžiau iš Geškės ir šaudžiau iš šitogi kulkosvaidžio. Tai buvo ok, labai smagu buvo. O kine tai man siūlė suvaidinti ten kažkokį dar vieną saldų kažkokį vaidmenį, bet aš atsisakiau. Tai man atrodo, kad Žilvinas Tratatatas vaidins toksai veikėjas. Seksualiausias Lietuvos Marozas. Jo. Tai tas bičias vaidins. Jam 2-4 metai jis senesnis už mane atrodo. Pasakykit, kad jis senesnis už mane atrodo, nes aš Taip, ir tu žiauriai fainesnis už jį. Aš matai, visą laiką turėjau. Jisai ant tiek yra attention whore, kur aš jam turiu visą laiką jį girti. Taip, Vaidai, tu geriausias. Ačiū. Ir dabar man dar pasiūlė policininko vaidmenį. Toksai Romas Zabarauskas, gėjus režisierius. Jisai yra ne gėjus režisierius, jis žmogus gėjus. Jisai žmogus gėjus, kuris yra režisierius. Kuris dar priedo yra režisierius, bet labiau yra garsus už tai, kad yra gėjus. Bet jo filmai yra tikrai neblogi ir tik pasilėk ir suvaidinus filme vienam iš jo filmų, nežinai, tu tikrai negali žinot, nes iš kur tu gali žinot, kur jinai vaidina, nes jūs net nebendraujat. Tai va. Aš toj pradėsiu pasakoti istorijas iš mūsų tūsų, žinot. Ta prasme, tu nenori tų istorijų pasakoti. Dar vieną kartą. Tu tikrai nenori tų istorijų pasakoti, nes visi tūsai baigėsi taip, kad aš ėmu mobiliaką ir fotografuoju tave. Po to tu sunulūžusi. Ok. Taigi, istorija numeris 1. Kartą Vaidas ir 3 čigonai... Ne, jokai. Taigi, tęskite, prašau.
Tai va, tai nežinau, žiūrėsim, kaip čia bus. Šiaip, turi kažkokių tai planų? Labai Lietuvoje sunku su kino industrija. Šiaip jie samdo daugiau aktorius, kur ten jie galvoja, kad yra, jie ir yra profesionalus, bet dažniausiai yra iš mūsų ten dramteatrio kažkokie tai aktoriai, kurie jau vaidina serialuose mūsų pamėgtuose. Man beje visai neseniai siūlė vaidinti seriale Nemylimi, berods toksai serialas. Tai va, bet irgi ten klaustukų daug visokių pakibę. Tai visokių yra pasiūlymų, bet geriausia, man atrodo, kad pačiam yra ateiti su kažkokia tai idėja, vat kaip pavyzdžiui, aš labai gerbiu Mantą Jankavičių, dainininką, kur va dabar... Mano pusbrolis. Tavo pusbrolis, nes tu Jankevičius esi, bet dėl to aš tave neseniai Jankavičių pavadinau. Sorry. Ir jisai vat, pavyzdžiui, Pažilvino Naujoką prodiuserį atėjo su savo idėja, su savo scenarijum, kurį pats parašė, aišku, ten tobulindo scenarijų, kiti scenaristai po to. Bet jisai žmogus, jisai tikrai vat, yra kūrėjas. Jisai atėjo su scenarijum ir sako, aš turiu idėją filmui ir va dabar tas filmas, kur nežinau, ar trailerį jau matėt reklamą, kur Mantas Jankavičius su maža mergaitė vaidina filme. Ten jisai tėvas, alkoholikas tėvas, kuris ten tipo vaikas ateina ir sako, labas, aš tavo vaikas. Senai girdėta istorija, išnaudota Hollywoode istorija, bet Lietuvoje man atrodo, kad visai prasisuks tas filmas ir Mantas tikrai žyba kaip aktorius šaunuolis yra, jisai ir pats parašė scenarijų. Tai daug ką pasako apie žmogų kaip apie kūrėją. Taip. Gerai, ir mūsų pokalbėms einant į pabaigą, aš norėčiau baigti tokią šviesią natą. Vaidai, jeigu šiandien mirtum, kokie būtų tavo paskutiniai žodžiai? Freedom! Nežinau. Tu baugtum frazę iš Melo Gibsono. Pavogčiau frazę iš Melo Gibsono. Ir tu galėtum šaukti, jeigu iš Melo Gibsono vogtum frazę, tai galėtum šaukti, arba šaukti freedom, arba šaukti fuck Jews. Nešaučiau tai. Sultis, taip. Aš turiu sulčių draugų. Aš turiu sulčių draugų. Aš turiu fantastiškų. Aš pats esu šiaip jau, jeigu ką. Pusiau sultis? Pusiau. Tu žinai, kad dabar mes irgi antisemitiškus šiaip tai... Visiškai. Bet matai, kur skirtumas yra tas, kad man tai galima. Tau tai ne. Ne, jeigu tu esi visiškas... Tik tai jeigu tu esi visiškas žydas, tu gali juoktis iš... Tu gali antisemitinius bairius mėtis. Bet jeigu tu esi pusiau... Žydas, tu negali juokauti jokiais būdais. Taip, sveiki atvykę į mano pasaulį. Tai va, tai ir kokia būtų tavo, dabar pasigauna tave 4 pikti kauniečiai ir sudubasi. Ir sako, tu dabar mirsi ir tavo paskutinė frazė, ir tu turi laiko vienam sakiniui, kurį tu gali pasakyti neįžeidinėdamas, o kažkaip tai apibendrindamas savo gyvenimą ir iš viso dalykus apskritai. Aš dar dainuosiu. Ar tai būtų... Vis tik aš tave myliu. Kai jie mane pasigautų ir sakytų, tu dabar mirsi, ir aš tada jam sakysiu, ir aš jam tada sakyčiau, hebra, duokit man dar paskutinį kartą sudainuoti. Ok, draugai, čia buvo kitokie pasikalbėjimai iš Kauno, kas vyksta Kaune.lt pristatė jums Wolfas Engelman ir Kofeinas, pristatė jums mano gerą draugą, po šio vakaro jau nebelabai, Vaidą Baumilą. Ačiū jums visiems, kad neatsistojat ir neišėjot, bet... Žinau, ačiū. Ačiū jums labai, pasimatysime jau kitą trečiadienį pokalbiuose su mes dar nežinom kuo, bet pasimatysime tada. Iki.